Man tenka jau 10 metus iš šios tribūnos jūs sveikinti ir kiekvieną kartą aš labai jaudinuosi. Jaudinuosi todėl, kad jūs lyg ir išeinate, kitaip tariant, užbaigėte vieną etapą. Jaudinuosi dėl to, kad šioje šventovėje yra ne vienas mūsų jau buvęs absolventas ir labai džiugu, kad ištisos kartos baigia mūsų alma mater, mūsų ekonomikos fakultetą. Taigi sveikinu aš jūs nuoširdžiausiai su šia švente. Tikrai linkiu iš tiesų jums geriausios kloties tolimesnėme gyvenime. Toliau ieškant naujų idėjų, žvelgti į ateitį su naujomis viltimis, naujais uždaviniais, niekada nesustoti. Kadangi esate jauni ir mes esame jauni, nes vakar labai gerą frazę iš vieno profesoriaus išgirdau. Mes senstame, bet nesenėjame. Nesenėjame širdimi, kadangi mes dirbame su jaunimu. Taigi tenka visada pasitempti ir mes jaučiamės tikrai jauni. Ir aš jums linkiu visą gyvenimą likti jauniems, energingiems, trokštantiems, visada kažko tai naujo. O žinome, kad mokymasis visą gyvenimą dabar jau yra būtinas. Taigi, ką jūs čia išmokote, ką susikrovėte, kokias žinias, galbūt jums dabar atrodo, kad kai ko gal ir nereikia, gal kaip kažko nereikėjo, bet patikėkite, kad jūs po metų, po kitų savo kišenėse, savo slėptuvėse surasite tai, ką išgirdote ir prireiks tų žinių. Universitetas iš tiesų, žinote, kad tai yra universitetas, universalias žinias jums suteikia. Ir kai dažnai darbdaviai mums priekaištauja arba jums, kad mes neišmokėme to, šio ir kito, tai manau, kad, kaip minėjau, negali būti duota viskas, ko reikia šiai dienai, ko reikia konkrečiai jūsų darbo vietai. Bet žinių, universitetinių žinių jūs tikrai gavote. Manau, kad jas pasiėmėte tiek, kiek kam reikėjo. Linkiu jums geriausios sėkmės ir man labai džiugu, kad, manau, tikrai mes su jumis su daugeliu neatsisveikinsime. Juk tai yra jūsų tik pirmasis etapas, pirmas diplomas universiteto. Ir tikiuosi, kad jūs tęsite ir magistrantūroje studijas, vėliau doktorantūroje, o dar vėliau jūs ateisite dėstytojauti, mus pakeisti, dirbti pedagoginį mokslinį darbą. Kas jau atsisveikinsite, gal laikinai, gal ir iš viso, bet nepamirškite universiteto. Tapkite alumnais, bendraukite tarpusavyje. Mes visada jūsų laukiame. Universiteto fakulteto durys jums visada bus atviros ir šiandieną, ir ateityje. Taigi jums geriausios kloties. Na, o visiems sveikinantiems tėveliams noriu padėkoti, kad jūs užauginote tikrai puikius absolventus jau dabar. Jūs jiems suteikėte galimybės, suteikėte sąlygas geras studijuoti. Na, o jums, mielieji jaunieji kolegos, ačiū jums už puikų bendravimą. Na, jei buvo kokių nors ir nesusipratimų, susipykimų, tai manau, kad būna kiekvienoje šeimoje šitai. Taigi, kaip sakoma, kaip toj dainoj, kas gerą prisiminkime, kas bloga, lai išblės.